Ai, aš negaliu plot. Man Antanas neleido plot. Ploja tik jis. Aš einu pažiūrėsiu ir įrašinėja. Nu, pasitikrinam. Tai jis nori man ant kelio atsisėsti. Už lango šviečia saulė. Tikrai jau pirma diena, kai toks pavasaris. Tai mes pasakosim ne tik apie taisyklės, bet ir apie patį formatą. Nes trauma ne tik varžybos, trauma tai festivalis, trauma tai pramogos, sportininkam, draugam, artimiesiam, žmonom, vaikam, šunim, vienu žodžiu, visi bus welcome. Jo, ir svarbiausia, kad tai yra nepatirti įspūdžiai. Tokiam formate niekas dar Lietuvoje tikrai nėra važiavęs, nebent su kokia bėgęs, nežinau, nuo mamos į parkingą. Ir teko jam kilti kokiu nors parkingo serpantinų į viršų, bet manau, kad be to niekas nėra dalyvavęs jokiam analogiškam renginį, todėl traumuojam organizatorius, traumuosim save, Traumuojam šunime savo, panašu ir... Making offai. Aš tau sakiau, nupirk vieną bandelę su dešrele. Neturi, šaunuolį. Dabar pro kamerą turėtų po dega praeiti. Va. Kai žmonės pamatė pavadinimą traumą, tai ką jie pagalvojo, kad guldysim visus į ligoninę. Bet iš tikrųjų nieko panašaus. Nieko į ligoninę mes neguldysim, nieko mes neskiepysim ir tikimės, kad ir žaizdų nebus. Iš kur kyla pati traumos varžybų, pats traumos varžybų konceptas? Tai iš tiesų su Antanu prisižiūrėjom vaikystėje visokių Red Bullio varžybų. Jokių nesąmonių čia nebus. Taip. Čia viskas bus tikroviškai. Taip. Šį kartą. Nieko fake. Kilti reiks iš tikro, serpantinas tikras, žiūrovai tikri ir jūsų kančios irgi bus tikros. Taip. Pažadam. Varžybų vieta yra iš viso specifinė. Unikali, nespecifinė. Jo. Iš pradžių viskas norėjome, kad vyktų kartodromas ir panašiai, ir ten visi lėktumėm, daužytumėm ir vartytumėmės lygioje trasoje, gal su keliais pakilimais. Ir tada Antanas vieną naktį susapnavo, kaip vaikystėje iš klubo važiavo taksi ir prisiminė, kad vieną kartą... Fake news alert. Fake news alert. Prisiminėm, kad serpantinas ten vis dar yra likęs ir jis yra naudojamas renginiams ir mums reikėtų sugebėti jo pakelti. Prarado žadą Paulį. Jeigu aš kalbu, tu tipo linksek. Gerai. Linksek. Mums labai pasisekė, kad ta vieta yra renginiams atvira. Jinai žinoma Vilniuje kaip taksi parkas, bet šiuo metu jinai vadinasi kitaip, tai yra T parkas. Ten yra įsikūręs auto muziejus Vilnius. Tai čia irgi yra privalumas, nes visi, kurie ateis į mūsų renginį, dar turės galimybę patekti į muziejų, nueiti į ekskursiją, apžiūrėti, ten yra automobiliai, ten yra motociklai, ten yra dviračių eksponatai, taip kad kas valandą organizuosime ekskursiją su gidu ir galėsite tarpuose tarp važiavimų nueiti, pasižiūrėti. Būtinai ateikit su vaikais, vaikam ten irgi labai įdomu. Jeigu labai atsibos vaikai, galėsit liep laipioti viršų serpantinų. Apie ką jis čia kalba? Labai troškina, dar nekilom serpantinų. Formatas. Įvairius formatus mes svarstėme ir iš tikrųjų labai sudėtinga, nes norisi, kad būtų ir nemažai dalyvių ir kad visi spėtų užvažiuoti ne po vieną kartą ir ne po du. Bet galiausiai nusprendėm, pasižiūrėję į geriausias pasaulio praktikas, viskas vyks eliminatoriaus principu. Dalyviai grupėse po 4 kils į viršų, kas užkyla greičiau, 2 praeina, 2 krenta. Nu, ne žemyn krenta, bet krenta į kitą etapą, ta prasme, krenta į pakartotinę kvalifikaciją. Čia aš jau kalbu apie taisyklės, tai dėl to reikia mane sustabdyti. Taip, aš gal pridėsiu truputį apie žmonių kiekį, tai iš tiesų dėl laiko stokos mes visai stengiamės kuo daugiau įdėti važiavimų ir kuo daugiau priimti dalyvių, bet skaičius yra maksimalus 150. Tai va, tai 150 dalyvių. Įskaitant moteris ir vaikus. Taip, dėl to registruokitės, nelaukit paskutinės akimirkos, nes paskui skambinėsit ir mes nieko negalėsim padaryti. Taip, žinokit, net organizatoriai jums čia nebepadės. Tai pati trasa, kaip atrodo trasa? Kas nebuvę, tai serpantinai iš tikrųjų yra 2 taksi parke ir jie kyla paraleliai vienas su kitu. Kyla kaip 2 svyruoklės. Todėl vienas serpantinas bus naudojamas pakilimui, varžyboms, kitas serpantinas bus naudojamas kam? Nusileidimui. Ne, jis bus naudojamas žiūrovams. Žiūrovai galės ateiti, stovėti atsirėmę į kraštus, žiūrėti. O kai sportininkų iškils, jau žiūrovam už nugarų, kur yra nebeįdomi varžybų dalis, jie pro ten galės nusileisti į apačią atgal į dalyvių zoną. Taip. Teisingai. Ir šį kartą nebus jokių ten amžiaus grupių, svorių grupių ar panašiai. Bus vyrai, bus moteris ir bus vaikai. Taip, kad
Taip, tu teisus. Nusimetam svorį, nusiskutam, gerai, ko galite neskust, aero nesvarbu, išsilenginam dviračius, išsiemam guolius. Išsukam nereikalingus varžtus, ašis paliekam dabar. Užsidedam reikalingų lempų, bet apie tai vėliau. Dalyviai tikrai gali atvažiuoti su visokiais dviračiais, bet kokiais išskyrus elektrinės. Elektrinės mes neleisim, patys mėgstam, patys turim, patys važiuojam, bet šį kartą tai yra apie gryną raumenų jėgą. Turi degti raumenis, o ne baterijos. Kaip Antanas pasakė, tai žiūrovai turės savo atskirą serpantiną, kuriame galės saugiai, netrukdami žiūrėti, atsistoti prie turėklų, apačioje bus didžiulis LED ekranas, jame transliuosim viską tiesiogiai, galės matyti rezultatus, bus vedėjai, jie rėks į mikrofoną, kas tuo metu startuoja, kas tuo metu finišuoja, kas išsiveržia ir taip toliau. Žiūrovai, kai pavargs stebėti arba pertraukėlėse, galės nueiti kur? Galės nueiti į, vadinkime, poilsio erdvę. Poilsio erdvė, pramogos, toks oksimoronas, bet galima nueiti pailsėti ir papramogauti. Taip, tai ten turėsime ir muziką, ir vahų zoną, ir dviračio ekspozicijas, ir gal stovės kokie elektriniai automobiliai, kuriuos bus galima pačiupinėti pirštais, gal ir įsėsti. Taip pat įvairūs merčas, taip pat... Jeigu žiūrovai vaikščios aukštyn žemyn labai daug, jiems irgi raumenis pavargs. Būtina bus tepti raumenis prie sporto. Prieš ir po. Ir aišku, nepamirškim, kad tu visą laiką galėsi nueiti į muziejų. Truputį, sakykime, pavalgiai, jauties blogai, nenori lipti serpantinų, į muziejų iškart, fletų pavaikščiai, grįžti vėl vaikščiai. O tu pasakei, kad bus tokia normali maisto erdvė, ta prasme. Cepelinų, žemaičių blynų tai tikrai nebus, šašlyko irgi nebus. Viskas bus labai paprastai, taip kaip būna festivaliuose, tai kruasanai, hotdogai, sausainiai, keksiukai ir sumuštiniai. O, sumuštiniai bus labai skanūs sumuštiniai. Patys bandėm, taip. Dėl to jos ten nepardavinėsim. Visko bus galima nusipirkti, užgerti kava, alum, kokteiliais. Monsterių. Ir vakare dar viską bus galima itališkom tradicijom nuskalauti ne limončelų, o Jägermeisterių. Greičiausiai. Pasirašinėjom dar kontraktą. Dar viena didelė naujovė. Mes visą renginį tiesiogiai transliuosim į LED ekranus viduje erdvėje, tam, kad žiūrovai serpantinė stovėtų ir galėtų į apačią žiūrėti, kur bus didžiulis 5x5 metrų LED ekranas. Taip pat bus toj pramogų poilsio erdvėje vienas didelis ekranas, bus televizoriai ir dar papildomai viską transliuosim į internetą, ar ne? Taip, visiškai taip ir jūs nieko nepraleisite niekaip. Net eidami į tualetą galėsit pasiimti telefoną ir matyti, kaip jūsų geriausias draugas arba didžiausias priešas laimi arba pralaimi. Jūsų žmona su šeima likusi namuose jūs galės tikrai laikyti už trumpą ir visą laiką stebėti per ekraną. Ir tikrai nepavyks išsisukti, kad važiuojate į komandiruotę į Rygą. Reiškia, kad feikeikai yra labai stiprus. Pakalbėkime apie taisyklės. Nes taisyklių laikytis svarbu ir labai svarbu. Dar kartą labai svarbu, nes aš turėsiu geltoną kortelę ir raudoną kortelę. Geltonos kortelės nenaudosiu. Bus tik raudona kortelė iš karto. Tai ką, varžybose jau šiek tiek pasakėm prie formato, tai laukia 2 etapai. Visų pirma kvalifikacija, o paskui atkrintamosios. Tai yra nesustojantis, besiregistruojančių dalyvių srautas ir mes kviečiame visus čionais. Gyvai eilė. Kiekvienas užsiregistravęs gauna Vytautą, prie sportą, auklė akinius. iPhone'ą. Žodžiu, gauna viską. Viskas labai gerai. Pirmas etapas – kvalifikacija. Kaip ir visuose raunduose vyks tokių principų. Dalyviai po 4 visą laiką važiuos. Nesvarbu, ar tai kvalifikacija, atkrintamosios, pusfinalis, finalis ir taip toliau. Mes bandėme važiuoti net 6 serpantinė vieną šalia kito. 8? 7. Puikiai telpam, tai 4 yra pakankamai vietos. Kadangi dar turime 3 dalyvių grupės, vaikai, moteris, vyrai. Vaikai labai juokingi, nes iki 18 metų, nevelnė ten jau nebe vaikai, bet... Gen Z yra Gen Z. Bendra tvarka yra vienoda, bet kadangi pagal senovės lietuvių liaudės tradicijas, įprastai į varžybas atvažiuoja labai nedaug vaikų ir labai nedaug merginų. Bet mes galvojam, kad bus priešingai, atvažiuos mažai vaikų ir labai daug merginų. Pašokti arba, nežinau, suvalgyti skanų
Korosaneną. Vaikų merginų grupiai kvalifikacijose darysim galbūt po 2-3 važiavimus ir paskui pagal geriausius pakilimus atrinksim top 8 arba top 4, kurie varžysis pusfinalį ir finale. Taip. Vėl, čia išsispręs pakeliui, viskas čia yra, ką matote, fake, tai galbūt ir formatas, ir taisyklės šiek tiek fake, tai kai turėsim galutinį užsiregistravusių kiekį, tada ir nuspręsime, kaip viską skaidysim, dalinsim ir kiek bus kokių važiavimų. Su vyrų grupė yra viskas daug aiškiau, todėl kad dalyvių yra daugiau, todėl kvalifikacija irgi labai aiški. Grupėse startuodami po 4, 2 patenka į sekantį etapą, 2 atkrenta, tie 2, kurie atkrenta, dar turės vieną šansą antram pakilimui, last chance qualification, ir galės irgi patekti į tolimesnį etapą to pačiu principu. 4 kyla, 2 praeina, 2 atkrenta. Tai mūsų tikslas yra atrinkti 32 arba 64 stipriausius atletus ir tuomet vykdysime eliminacijos etapą. Visiškai kaip Squid Game, tik tai mes nebūsim apsirengę raudonų kostiumų, o jie nebus apsirengę žalių kostiumų. Leisim naudoti komandų uniformas ir kitą atributiką. Šiaip iš esmės dabar mes tiek daug čia visko ir įvairiai pasakojame, aš kaip žiūrovas žiūrėdamas tai tikrai nesuprasčiau, kas čia bus per taisyklės. Tai dar kartą trumpai. Startuoja grupėse po 4, 2 praeina į sekantį etapą, 2 iškrenta. Atrinkom 64, sakykime, stipriausius ir jie atkrintamojo principų jau tiesiog 2 atkritinėja, 2 atkritinėja, 2 atkritinėja, lieka 32, lieka 16, lieka 8, lieka 4 ir kai lieka 4 paskutiniai sportininkai, jie turės ne vieną pakilimą, o 3 ir tas, kuris liks paskutinis, jis neliks paskutinis, nes jis bus pirmas. Ir aišku, visi važiuoja gražiai, sąžiningai, gali truputį pasistūdė talkunytėm, bet gerbė vienas kitą, gerbė patalpą, gerbė žiūrovą ir viskas būna fainai. Taip. Emociniai traumai. Kadangi čia yra taisyklės, tai taisyklėse yra ir svarbių ir privalomų dalykų. Tai pirmas dalykas, kas yra privalomas, yra šalmas. Šalmas. Baltas būtų gražu. Oi, baltą nepasieksi. Jo, kol Antanas renka šalmą, purvasargius būtinai užsidėkit. Tokią vieną istoriją labai juokingai, žinau, mano kolega. Dėl to, kad buvo blogoj pakuotėj, kremas nuo traumų, jis netyčiai sumaišė su dantų pasta, tamsoje ir užsitepė ant dantų šepetėlio ir pradėjo valytis dantis. Toliau jau viską patys žinot, kas buvo. Tai va, pakuotė svarbu, transportas jėga. Kadangi čia yra taisyklės, ko tu sėdi išsižiojęs prieš kamerą. Jo, labai geri akiniai ir aš tokius turėsiu. Auksiniai. Kadangi čia yra taisyklės, čia yra ir privalomi svarbus dalykai. Pirmas privalomas dalykas varžybose yra šalmas. Taip. Šalmas. Rekomenduojama užsidėti, taip nesidėti, bet... Taip. Kitas svarbus privalomas dalykas – mirksiukas. Čia ne mirksiukas, čia yra 2400 lumenų lempa priekė. Privaloma visiems. Sekantis privalomas dalykas – mirksiukas dviračio gale. Šviesos sukurs ne tik saugumą, bet ir jaukią atmosferą. Fun fact. Tik tais prašau, kai jį užsidėsite ir jungsite, laikykite vientiso švietimo funkcijoje, kad nemirksėtų, nes kitai fotografam gaunasi prastos fotografijos, o jūs vis tiek norit gražių fotkių turėti Instagramui arba Facebook'ui. Aš tai važiuočiau įsijungęs, kad mirksėtų, dėl to, kad tai akina priešininkus, ypatingai jeigu važiuoju į priekį, kaip esu įpratęs aš, ir kai Paulius sėdi mano ant rato, jam jeigu stroboskopas tas mirksi raudonas į akis, tai ilgainiui jisai tiesiog išplaukia. Taip, kad naudokitės gerąją Antano praktiką. Patarimas. Dar vienas labai svarbus dalykas, kurio mes nepaminėjome, tai yra... Pirštinės. Vidų yra apie 20 laipsnių, kai bus daug žmonių, bus dar šilčiau, tai žeminių pirštinių nenaudokite, padaryk pistoletą. Bet jeigu jaučiate, nežinau, kad labai esate traukiamas batonų, tai pasiimkite storesnės ir ryškesnės. Žinot, ryškumas ir spalvos. Čia beveik yra traumos spalvos. Jau sulaukėme klausimų iš dalyvių, iš besiregistruojančių apie apšilimą. Ar bus staklės, ar bus šitie rolerai, ar bus kažką galima ten padaryti, kad apšilt. Tai bus galima padaryti statinę dinaminę mankštą.
pramogų ir poilsio erdvėje, bus galima nuvažiuoti į lauką apšilti, jokių apšilimo važiavimų viduje nedarysim, padarysim vieną dalyką, visi dalyviai užsiregistravę, atsiėmė paketus, masiniu būdu galės vieną kartą užlipti į viršų, tuo serpantinu, kuriuo kils, ir tada kitų serpantinų nusileisti į apačią. Toks bus apšilimas. Patikėkite, vieną kartą užlipus tikrai apšilama pakankamai. Bus draudžiamų dalykų varžybose. Jo, vienas turbūt svarbiausias ir pagrindinis dalykas, kuris yra susijęs su vairu ir transporto priemonėmis, tai yra alkoholio nulinės promilės. Dviračio sėdam blaivus, startą pradedam blaivus, startą pabaigiam blaivus. Žodžiu, viską darome blaivus, kol neiškritome arba kol nelaimėjome. Kai jau tai padarėme, keliaujame į atsipalaidavimo zoną ir vakare bus serviruojami servilatai. Pagalba važiavimo metu iš šalies. Draudžiama, neleisim žiūrovam nei stumti, nei nešti, nei traukti, nieko panašaus. Bėgti arba lipti pėsčiomis, jeigu kažkas atsitinka su dviračiu. Leisim ar ne? Leiskime. Aš buvau parašęs, kad draudžiama taisyklėse, bet vis dėlto leiskime, nes, šiek tiek bus tokio cyclocrosso elemento. Kalbant apie dviračius, kadangi vienos iš pirmųjų varžybų po žiemos, pasitikrinkite prieš atvažiuodami grandinę, kad nebūtų surūdijusi, kad nebūtų atsisukę varžtai, kad normalios stabdžių kaladėlės, nes po užkilimo reikės nusileisti nestabdant neįmanoma, ta prasme, naudoti reikės ir priekinis, ir galinis stabdžius. Tai turi būti tvarkingi, teisėjai turi teisę prieš varžybas prieiti, patikrinti dviratį, pamatys surūdijusi grandinę, raudoną kortelę prieš nosį. Ačiū, viso gero, prašom į dalyvių zoną, mėgautis maistu, gėrimais ir sėdmaišiais. Iš patirties dar sakau, ką pasitikrinti. Tai pirma, pedalus pasižiūrėkite, ar jie po žiemos yra tikrai gerai įsukti, sukasi ir neliks ant kojytės, kai reikės staigiai duoti vatų. Stipinai, iš patirties žinau, kad jis plyšta nuo galios, tai... Sūnus labai nelaimingas dažniausiai, labai dažnai varžybose įvairiose. Nesportinis elgesys, nepagarbus elgesys, įžeidžiantis elgesys. Muštynės. Jūsų laukia muštynės. Spjaudimas iš aukštai į renginio vedėjus. Ir organizatorius. Iškart kortelė. Baudžiamas diskvalifikacija iki gyvos galvos. Galbūt ir fizinėmis bausmėmis. Prizai labai svarbi. Turbūt kai kam tai yra svarbiausia dalis, bet mes iš tikrųjų ne dėl prizų viską darom. Jis tai norėtų dėl prizų, visai lėkš ketvirtą. Aš ne dėl prizų. Aš dėl to, kad kamandžiokas. Va, aš tik dėl to viską darau, bet apdovanosim 4 stipriausius kiekvienos grupės dalyvius. Aišku, kaip minėjau, finaliniuose važiavimuose bus važiuojama iki sąmonės netekimo, tai yra bus važiuojama tol, kol liks vienas dalyvis, tai traumoje mes išrinksim King of Trauma, Queen of Trauma ir Prince arba Princess of Trauma, vaikų kategorijai, nežinom dar kaip pavadinti, bet... Midgets of Trauma. SpongeBob of Trauma, kažką tai tokio. Dalyviai, visi, kurie užsiregistruoja ir tinklapį bus galima susirasti, dalyviams mes išsiųsime, o tinklapį visada susirasite varžybų gidą, gidė visa šita informacija, visos taisyklės, bus pažymėtos zonos, startas, finišas, pakilimai, nusileidimai, žiūrovų zona, pramogų zona, maisto zona, dalyvių zona, kur jie galės ateiti, persirengti, bus įrengti stovai dviračiams tvarkingai pasikabinti, kad nereiktų ramstyti sienų. Taip, kad... Bus dar papildomai techninė zona, kur galima bus, nežinau, atsitikus kažkokiam gedimui ar pamiršus kokį pedalą jį susitvarkyti, prisukti ir panašiai. Ačiū Velnovai už tai. Taip, čia labai svarbus dalykas. Jeigu nenorite papulti pas teisėją su raudona kortele, tai ateidami į dalyvio zoną visada pravažiuokite pro mechanikų zoną. Taip. Ir aišku, jeigu turite kokį nors draugą prieš ar ką nors, kvieskite jį kartu pasimėtuoti raumenį, kuris vis dėlto greičiau užkiltų į tą kalną. Aiškiai, akivaizdžiai. Pasimėtuoti. Ne per stravą, o vienas prieš kitą duelyje. Tai viską kvieskit visus. Oui, je joue la balle. Par français. Le duel. Oh, très bien. Je m'appelle... Au revoir. Programa. Taigi, pirma, tai svarbiausia, kovo 22 diena, tai yra traumos diena, oficiali mūsų renginių ciklo pradžia ir duris atsidaro 13 val. Taksi parkas, auto muziejus, įėjimas per pagrindinį auto muziejaus įėjimą. Taip, parkingas atvažiavus yra didelis,
pasistatyti mašinas tikrai visiems, kur užteks. Ir ne per pirmą aukštą įvažiuoti reikia, o įvažiuoti reikia per turbūt ten 4 aukštas yra tai viršutinis parkingas, nes apačioje turbūt ten tokio parkingo net ir nėra. Suprasit, gudrus esat, dviračiais važiuot mokat, viską susigaudysit. Bus nuorodos, bus ženkliukai, kur jie jūs keliauti toliau ir stengsimės jums kaip galima. Bus fake savanorių, vienu žodžiu, jie bus su spalvotom lemenėm. Jeigu ką, klauskite, jūs nukreips, vienu žodžiu viską parodys, nes dalyviai keliaus į vieną aukštą, žiūrovai keliaus į kitą aukštą, tai srautai bus paskirstyti ir mes užtikrinsime sklandžią, saugią jūsų logistiką. Transportaciją, jo. Taip. Yra viena programa dalyviam, o kita programa yra žiūrovam. Tai dalyviam programa tokia, kad ateinat, papuolat iš karto į registraciją, užsiregistruojate, nuo kažkurios 13 iki 15 valandos gaunate savo paketą, keliaujate į dalyvio zoną, ten pasidėtate dviratį, galite persijungti, galite pabėgioti, galite važiuoti lauką apšilti, ką norėsit, tą darysit. Ir 16 val. Prasidės pirmieji kvalifikacijos startai. Iš anksto jau registracijų galėsite matyti dalyvių lenteles, dalyvių laikus, kokiose grupėse startuojate. Starto principas bus koks? Bus toks, kad kažkoks. Bus toks kibirėlis. Ateina 4 dalyviai, iš kepurės traukia, galbūt iš šalmo traukia lapelį ir ten bus skaičiai nuo 1 iki 4 ir pagal tai mes sustatysime prie starto linijos, nes galbūt tas, kuris stovi arčiau, turės didesnį šansą laimėti, nors nebūtinai, nes pakilimas arčiau serpantino vidurio yra statesnis, bet tas, kas važiuoja iš krašto, toliau nuo turėklo, ten reikės minti ilgiau, bet ten yra žymiai mažesnis gradientas. Kas yra gradientas? Gradientas matuojamas laipsniais arba procentais. Tai žodžiu, kibirėlis, kibirėlė, kepurė, šalmas ten, popierėliai mes traukiam, gauni vietą ir varai į viršų. Popierėlėje bus viskas parašyta. Jeigu kas neaišku, klauskit popierėlio. Taip. Dalyviams lenktynės nuo 16 iki 22 valandos. Įsivaizduojam, kad per 5-6 valandas mes įvykdysim visą kvalifikaciją, visą atranką ir visus finalinius važiavimus. Ir 22 valandą planuojam Sega Mega apdovanojimus prie didžėjaus. Bus scenutė, bus ten didžiulis LED ekranas, bus fototapetas. Kokios žvaigždės gros? Gros Myra, gros Simonas Jokubauskas, gros Laurinas Tramplinas. Gros Linas Mažonas. Vienu žodžiu, tikrai galėsim pakapoti rankom orą virš galvos, duok 5. Alio mama. Antra programa yra žiūrovams. Tai viso renginio metu veiks food courtas. Food courte galėsite viso renginio metu nueiti, užkasti, pailsėti, bus sėdmaišys, atsisėsit, ramiai pavalgysit, bus televizoriai, bus ekranai, ten, jeigu nebenorėsite ten vamzdį stebėti, tai patogiai atsigulsite, atsisėsite ant sėdmaišio ir žiūrėsite varžybas per ekranus. Taip. Hodogai, sumuštiniai, krusanai, bandelės, kukiai, kava. Čia Paulius Budrys Pirštinės, užstojo, šalmai. skanus dalykai, vienu žodžiu. Tai va, po apdovanojimų, kas mūsų laukia? Mūsų laukia vakarėlis. Vakarėlis bus, bet šį kartą galbūt iki paryčių nedarysim, nes žinom, kad visi nori išbėgti į miestelį. Tai iki vidurnakčio, iki 1 valandos, iki 2, vienu žodžiu, žiūrėsim pagal situaciją, bus galima šokti, groti ir dainuoti. Ir paskui bėgsim kažkur tai į miestelį. Arba važiuosim dviračiais. Dabar mums reikia atsisveikinimo žodį ir paskui išeinant pro duris palydėsime nutolstančių žvilgsnių Paulių kaip pavasario vėją. Taigi, kovo 22 diena. Mano gimtadienis kovo 18, tai tą savaitgalį galėsime jį irgi atšvęsti, paminėti. Tai gerai, reziumuokim viską, ką mes čia sušnekėjom. Taip, ką mes čia prisikovėm. Kovo 22 dieną Vilniuje taksi parke, Traumoje, jūsų laukia daug veiksmo, daug muzikos, triukšmo, didžiai, komentatoriai, šviesos, šokiai, pramogos, maistas, gėrimai. Vienu žodžiu, atvažiuokit. To dar nebus buvę, tikrai, kad vyktų toks renginys su tokia transliacija ir su tiek žmonių. Aš apšalęs. Ir aišku, eikite registruotis, nes, kaip ir minėjau, vietų skaičius yra labai ribotas, jos tirpsta. Kovo 22 dieną Trauma Fest. Žodis Fest reiškia, kad renginys ne tik dalyviams, ne tik sportininkams, ne tik ekspertam, ne tik profesionalam, bet ir žiūrovam, artimiesiems, tėvams, mamams, vaikams, seneliams. Ateikite su gyvūnais. Tomas, štai jis atėjo užsiregistruoti pas mūsų renginį. Trauma. Sveikiname tave atvykus į Traumą. Alpinistas, sveikas. Tai ačiū Valanoje, kad šiandien mus čia priėmė, pavišino kava, pagirdė, apdalino Paulių prizais. Ta prasme, tokie prizai jūsų laukia visų dalyviai Traumoje. Akiniai, apšvietimai,
kremai, Vytautai. Šiandien, kai filmuojam šitą video, daugiausia užsiregistravusių dalyvių komandinėje įskaitoje yra iš kurios komandos? Tikiuosi, kad Top Team, o ne Fake Cake. Nei Top Team, nei Fake Cake. Velonova Bio Racer Team kol kas yra užsiregistravusių daugiausiai, taip, kad kas nebijote mesti jiems iššūkių, meskite jiems iššūkį, kas bijote jų, meskite iššūkį asmeniškai kitiems, meskite iššūkį Vytaliui iš 1000 km dviračiais, meskite iššūkį Giedriui Čenkui, meskite iššūkį pačiam maestro Elijui Čiviliui. Meskite iššūkį Fake Cake'am. Jo, galų gale, galbūt meskite iššūkį Valterį Botui, nes mes išsiuntėme jam asmeninį pakvietimą. Taip. Nežinom, jeigu pamatysit Instagram'e video What's Next Valterį is coming to trauma, tai žinokite, kad jūsų iššūkis gali išsipildyti. Taip, palaikinkit ir parašykite jam komentarą, kad turi tai pagaliau padaryti, nes Megrėje nebuvo. Kovo 22 dieną Trauma Fest. Taip, kad visi registruokitės, žymėkitės kalendoriuose, atsiveskit savo šeiminas, gyvūnus, vienu žodžiu, ir iki susitikimo kur? Iki susitikimo traumoje. Mes visada klausimą užduodam ir klausimą patys atsakam. Primename, kad viskas, ką čia pamatėte ir išgirdote, gali būti fake, todėl sekite visas naujienas Fake Cake ir Trauma Instagramuose bei Facebooko evente. Ir reikite registruotis dabar.